Kodėl žydai žudo ir naikino Gazoje palestiniečius? Priežastis labai paprasta ir pagrindinė. Netikėjimas Tanachu. Musulmonai, jie sako, beje, daug krikščionių palestiniečių yra, nors mažuma, musulmonų daugiau. Krikščionim Tanachas atgyvena, nebeaktualus, dabar naujų gyvenam. Tai musulmonai sako, kažkada buvo Tanachas šventas raštas, dabar žydai iškraipė jį baisiausiai, jis iškraipytas, netiki, nesivadovauja juo. Va todėl ir gauna. Jeigu jie vadovautųsi Tanachu, jie šito išvengė būtų, jie suprastų, kas bus. Jie pasiėm politiką, išvarysim Izraelį, išvarysim žydus, nustumsim į jūrą, Izraelį, Hamaso politiką, sunaikinsim Izraelį. Pirmiausia, kas yra palestiniečiai? Tai yra buvę edomitai, kurie atėjus kalifatui, jie arabizavosi, perėmė arabų kalbą, tautybę ir religiją islamą. Dabar žiūrėkit, ką rašo ateityje apie tuos edomitus. Atsileiskim, Abdiją ir paskaitykim. Abdiją pranašystę nuo 6 iki 15 eilutės. Edomitai tai yra Ezavo palikuonis. Atsimint buvo toks Jokūbo brolis, gauruotas Ezavas. Kai buvo apibrėžtas Ezavas, iškasti jo paslėpti lobiai. Apiplėš Ezavo. Kodėl? Kas apiplėš? Skaitom. Tavo sąjungininkai nustumė tave iki sienos. Sąjungininkai apgavo. A ne taip? Sąjungininkai nepadeda. Tie, kurie taikoja su tavim, apgavo ir nugalėjo tave. Kur visas islamo pasaulis? Kur visos arabų valstybės 14? Muša palestiniečius. Kur visas islamo pasaulis? Nieko, prekiauja su Izraeliu. Sėkmingai visas kitas islamo pasaulis. Apgavo ir nugalėjo tave, kurie valgė tavo duoną, spendė tau pinklės. Nėra jame supratimo. Ta diena, sako viešpats, aš išnaikinsiu Edomo išminčius ir protinguosius Ezavo kalne. Temanas, Saudo Arabija. Išsigas tavo karžygiai, kad visi Ezavo kalne galėtų būti žudyti. Už tavo brolių Jokūbui padarytą smurtą būsi sunaikintas amžiams. Aiškiai pasakyta, bet jie netiki tuo. Šių vietai greit labai pakeiščiau gyvenimą vietą ir situaciją ir išvengčiau viso šito. Bet jeigu sakė, čia iškraipyta, čia nesąmonė. Kas kaltas? Tada, kai svetimieji plėšė Jokūbo turtus, veršėsi pro miesto vartus, metė burtą į Jeruzalės, tu stovėjai su jais ir buvai kaip vienas iš jų. Palestinos muftijus didysis, taigi Hitlerio didžiausias draugas buvo ir sveikino. Beje, šito Palestinos muftiją didžiojo, reiškia, anūkas yra Jasiras Arafatas, to Hitlerio draugas. Palestiniečių autonomijas. Jūs gal nebeatsimena, aš dar atsimenu. Tada, kai svetimiai plėšė Jokūbo turtus, kalba apie Vokietiją, vežėsi pro miesto vartus, metė burtą į Jeruzalės, tu stovėjai su jais ir buvai kaip vienas iš jų. Tau nederėjo gerėti savo brolio nelaimę. Nes edomitai yra giminės žydam. Etniai. Džiaugtis judo vaikų sunaikinimu ir išdidžiai kalbėti jų sielvartą dieną. Tau nederėjo eiti pro mano tautos vartus ir gerėtis jų kentėjimu, bei tiesti rankas jų turtą jų žuvimo dieną. Tau nederėjo stovėti kryžkelės ir naikinti pabėgėlius, bei išduoti tuos, kurie ištrūko iš priespaudos metu. Juk viešpaties diena arti visoms tautoms. Kaip tu darei, taip tau darys. Tavo atlygis grįž tau pačiam. Kaip jūs gėrėt mano šventame kalne, taip visos tautos gers nuolatos ir jos pražūsti nebūsis. Bet Siono kalne bus išgalimas ir šventumas, tada Jokūbo namai užvaldys savo nuosavybę. O ne taip yra. Užima tą teritoriją žemę. Užvaldo Jokūbo namai. Jokūbo namai bus ugnis, Jozapo namai liepsna, o Ezavo namai ražienos. Jie padegs jūs, sudeginsius ir nieks iš Ezavo namų nepabėgs, sako viešpats. Tada pietiečiai užvaldys Ezavo kalnyną, o lygumų gyventojai Filistinai, palestiniečiai. Jie užvaldys Efraimo kalnus ir Samarijos laukus, o Benjaminas Gileadą. Izraelitai sugrįžę iš tremties, užvaldys kananiečių kraštą iki Sarepto. Izraelitai grįžę iš tremties, a ne tai buvo 2000 metų tremties, užvaldys kananiečių kraštą iki Sareptos. Jeruzalės tremtiniai, kurie Sefardai, užvaldys pietų miestus. Išgelbėti ateis į Siono kalną, teisti Ezavo kalną ir viešpačiui priklausys karalystė. Netiki šituo, netiki. Tai kas kaltas? Įspėta, parašyta, paim pasiskaityti, pamastyk, kas čia rašoma, padaryk išvadas, tu išvengsi viso šito ir gyvensi labai gerai. Ne, bet čia iškraipyta, žydų parašyta. Žydai masonai čia. Žiūrim toliau. Sofonijas. Sofonija 2 skyrius. Nuo 4 eilutės paskaitykim ir toliau. Apie Gazą. Gaza taps negyvenama vieta. O Aškelonas dykuma, Ašdodo gyventojai bus vidurdienį išvaryti, Ekronas iššautus šaknims. Ašdodas ir Aškelonas seniai išvaryti palestiniečiai iš ten. Kažkada ten palestiniečiai gyvena. Nebėr nieko ten visiškai. Visus išvarė. Gaza dar yra, bet dabar varoma. Nupildosi po 2000 metų. O toks atsitiktinumas, ne? Bet taip atsitiktinai, Bus vidurdienį išvaryti. Ekronas išrautas su šaknim. Vargas jums pajūrė gyventojai. Gaza yra pajūrė, taip, Viduržemio jūros pakrašty. Gazos ruožuose, taip. Pajūrė gyventojai, čia apie Gazą kalba. Keretų tauta. Kas yra keret?
hebrajiškai. Sunaikinimas, iškirtimas, išnaikinimas, išvarymas, išmetimas. Keret. Viešpatie žodis prieš jūs Kanaane, Filistinų šalyje, Palestina šalyje, aš sunaikinsiu tave, liksi be gyventojų. Jahvė sako, aš sunaikinsiu tave, liksi be gyventojų. Visą tą galima būtų gal humaniškiau kažkaip tai daryti, galima ne taip jau kaip dramblys porceliano parduotuviai, kaip Netanjahus daro, tai per daug žiauriai tą daro. Su ateiviais su visais reikia gražiau, humaniškiau, sako Tora. Pajūrio krašto taps avių ganyklomis ir gardais. Pajūris atiteks Judo namų likučiai. Pajūris, Gaza pajūris. Prie jūros jie ganys banda, su vakarėlį sėsis Aškelonė. Viešpats Dievas aplankys juos ir paves ištintuosius. Iškiausiai pasakyti apie Gazą, ar ne? Izaija 11:14. Jie, Efraimas čia žydai, skubės jūros link viduržemio jūros, taip, prieš Filistinus ir kartu apiplėš rytiečius. Jie pasieks ir valdys Edomitus ir Moabitus, Amonitai jiems paklūs. Pranašas Zechėra 15:16. Viešpats Dievas sako, kadangi Filistinai yra Palestina, taip, Filistinai, keršė be jokio pasigailėjimo ir naikino izraelitus dėl senos neapykantos, o ne tai buvo? Ar atsimet, visai neužpuolė, įskardė ten kelius šimtus žydų paskardė, kelius šimtus nelaisvę paėmė, prieš apjovė. Taip, dėl senos neapykantos. Aš, Dievas sako, ištiesiu savo ranką prieš Filistinus, sunaikinsiu keretus, jūs vadina keretais. Karet. Iškirtimas, sunaikinimui skirti. Ir pajūrio gyventojus. Aš žiauriai atkeršysiu jiems ir nubausiu juos. Tada jie žinos, kad aš esu viešpats. Žiauriai atkeršysiu. Nu ką, mes tą ir matom dabar. Žiauriai keršysiu. Tas prieš 2000 metų buvo aišku. Ir ką tai prieš 2000 metų, prieš Ezechielį paimkim, tai prieš 3000 metų, skaityk, buvo aišku. Bet jie netikė. Čia iškraipyta, dabar islamas, paskutinis testamentas, dabar Koranas ir Suna. Alhamdulillah. Dabar viską, čia žydų iškraipyta, čia dabar jais remtis negalima. Nu, nesiremkit toliau. Toliau bus problemos. Kai jūs remetės Koranais ir Sunam visokiam, savo Buhariais, muslimais ir hanifais, nu, tai jūs išgaunat, paprasčiausiai ir Alachas nepadeda. Tikrai tiki, mažas Izraelis spardo jūs. Dievas, aš pats čia darau, jeigu jūs Dievas daro, tai tikrai bus. Aš žiauriai atkeršysiu jiems ir nubausiu juos, tada žinos jie, kad aš esu viešpats. Dar nežino jie. Nu tai daug žies, kol jie žinos, kad aš Jahvė esu viešpats ir čia mano žodis. Gyvenkit pagal šitą, išvengsit problemų. Jie galėtų išvengti problemų visokiausiai, jeigu jie pasiskaitytų, suprastų, ką reikia daryti ir kaip elgtis. Bet jie netiki. Čia iškraipyta dabar, Koranas yra paskutinis apriškimas. Nu gerai, toliau gyvenkit pagal Koraną, kol jūsų nebeliks. Pažiūrėsim, kas pildosi. Kažkaip ne Koranas pildosi. Sirija buvo labai jau priešiška Izraeliui. Amosas, 1 skyrius, pažiūrėkim. Nuo 5 eilutės. Aš sulaužysiu, Dievas sako, Damasko užkaišiu. Damaskas Sirijos sostinė, taip. Išnaikinsiu gyventojus Aveno lygumoj. Bei laikantis Keptą iš Bentadeno. Sirai pateks Kyro nelaisvėn. Na, ne taip yra. Taip, sako viešpats. Dėl 3 ar 4 Gazos nusikaltimų neatšauksiu bausmės, nes jie išvedė visus nelaisvę ir juos atidavė Edomui. Išvedė nelaisvę, ne žydus nelaisvę. Išvedė visus, kurios paėmė įkaitais. Išvedė nelaisvę atidavė. Aš pasiūsiu ugnį į Gazos sienas. Pasidėjau, dabar žiūrėkit, ugnis. Senai rašyta knyga, ne? Sudeginsiu jos rūmus. Nebėra buvo rūmai, tarp kito, jie buvo. Hamas vadovybės rūmų, didžiuliai rūmai, gražus, taip pat lygo. Išnaikinsiu gyventojus Ašdode. Ten jau buvo išnaikinti, beje, Ašdodas jau dabar žydų, pilnai kolonizuotas. Laikantis Keptą Aškalonė, Aškalonas irgi arabai išvaryti, nieko nelikė, jau seniai žydai ten gyvena. Pražudysiu Filistinų likutį, palestiniečių likutį pražudysiu. O taip va. Čia apie Libaną, Tyras tai Libanas, taip sako viešpats, dėl 3-4 Tyro nusikalt, Tyras ir Libanas, taip. Neatšauksiu bausmės, nes jie atidavė visus belaisvius Edomui ir nesilaikė broliškos sandoros. Aš pasiųsiu ugnį į Tyro sienas ir sudeginsiu jo rūmus. Ir taip toliau. Taip sako viešpats, dėl 3-4 Edomo nusikaltimų nešauksiu bausmės, čia vakarų krantas daugiau Edomas. Nes jie kartu persekė savo brolį, negailėjo, žiauriai siautė ir nuolat puldinėjo, aš pasiųsiu ugnį į Temaną ir jis sudegins Bocros rūmus. Pranašas Zacharijas 9 skyrius 5-6 eilutė nuo 3. Tyras pasistatė tvirtovę ir surinko sidabro kaip dulkių ir aukso, taip kaip gatvių purvo. Didžiulės aukso atsargas turėjo Šeichas Nasrallah, Hezbollah vadovas, o ką tik tai, kurį nukokošino žydai Libane. Ir visą vadovybę nukenks, be galvos liko Hezbollahas. Praktiškai 80% visos vadovybės, ir patį Nasrallah. Negraži tokia pavardė, aš nesakysiu rusiškai, ką reiškia Šeichas Nasrallah. Mokytės rusų kalbą, kad suprastum, ką reiškia Šeichas Nasrallah.
Kajuk Nasralai. Ir visiems jo nasraliukams. Visam Hezbollah. Never? Tyras pasakė, surinko aukso kaip gatvė, štai viešpats padarys jį beturtį. Jo galežus jūrai, jis pats ugnies liepsnose. Panašiai. Aškelonas, tai matydamas nusigas, taip pat Gaza ir Ekronas didžiai selvartaus, nes niekais nuėjo jų viltis. Taip tikėjosi, kad Hezbollah padės jiem. Niekais nuėjo jų viltis. Gazos karalius žus, Aškelonas bus negyvenimas, taip Gazos vadovybė irgi visa nebėra. Iškeliavo pas Allahą. Aškelonas bus nebegyvenamas, įvairių tautybių žmonės gyvens Ašdode. Aš sunaikinsiu Filistinų išdidumą. Sunaikinsiu Filistinų išdidumą. Aš, Dievas sako, stovėsiu kaip sargybinis savo tautos namuose, kad niekas jų nepultų ir nenaikintų. Prispaudės nebeteis, nes dabar aš pats saugosiu juos.